Kas yra broliškieji menonitai? Jų istorija prasideda XVI amžiuje, pirmaisiais protestantų reformacijos metais. Tuo metu pradėjo spausdinti Bibliją. Žmonės suprato, kad Dievo autoritetas kyla tik iš šventojo rašto, o ryšys su Jėzumi auga tik per tikėjimą. Daugelis norėjo reformuoti bažnyčią, tačiau buvo ir tokių vadinamų radikalais, norėjusių atnaujinti bažnyčią ir atkurti ją tokią, kokia ji buvo Naujajame testamente. Radikalai be kita ko tikėjo, kad kūdikių krikštas nepadaro tavęs krikščioniu. Jie išpažino tikinčiųjų krikštą. 1525 metais 3 iš šių radikalų – Konradas Grėbelis, Feliksas Manzas ir Džordžas Blaurokas – susirinko prie upės Ciuriche, Šveicarijoje ir vienas kitą pakrikštijo. Jie buvo pirmieji anabaptistai, tai yra vėl pakrikštytieji, nors patys būtų tvirtinę, kad tai buvo jų pirmasis krikštas. Skamba gana nekaltai, tačiau šis veiksmas buvo valstybės ir bažnyčios, kurios tuo metu iš esmės buvo viena, išdavystės aktas. Vos daugiau nei po metų buvo priimtas įstatymas, pagal kurį suaugusiųjų krikštas tapo neteisėtas ir už jį buvo baudžiama nuskandinimu. 1527 metais sausio 5 dieną Feliksas Monzas tapo pirmąja šio įsakymo auka. Paskutiniai jo žodžiai prieš pasitinkant mirtį vandenyje buvo tokie: į tavo rankas, o Dieve, atiduodu savo dvasią. Jam buvo įvykdyta mirties bausmė toje pačioje upėje, kurioje jis buvo pakrikštytas. Šis įvykis sukėlė persekiojimų bangą. Anabaptistai bėgo kiekviename žingsnyje susidurdami su priešiškumu ir persekiojimu. Daugelis jų buvo nuskandinti, kiti sudeginti ant laužo, o jų vaikai dažnai buvo priversti stebėti tėvų mirties bausmes. Bene labiausiai įkvepianti yra Dirko Viljamso istorija. Giliai tikintis anabaptistas Viljamsas pabėgo iš kalėjimo. Jo pabėgimą pamatė rūmų sargybinis ir ėmė jį vytis. Viljamsas saugiai perbėgo ploną tvenkinio ledą, bet sunkesnis sargybinis įlūžo. Išgirdęs sargybinio pagalbos šauksmą ir paskatintas Jėzaus gailestingumo, Viljamsas pasuko atgal ir sargybinį išgelbėjo. Tuomet nedėkingasis sargybinis sugavo Viljamsą ir nuvedė atgal į nelaisvę saugesniame kalėjime. O vėliau Viljamsas buvo sudegintas ant laužo. Tuo pat metu buvęs katalikų kunigas iš Nyderlandų, Meno Simonsas, jautė palankumą anabaptistams. Tie, kurie skaitė jo raštus ir praktikavo jo mokymą apie šį radikalų tikėjimą, buvo pašaipiai vadinami mažaisiais menosais arba menonitais. Iš daugybės jo raštų bene garsiausias ir cituojamas net dainose yra tikrasis evangelinis tikėjimas. Jame aprašomas radikalus tikėjimas, įsišaknyjęs santykyje su Jėzumi, pabrėžiantis praktiką ir veiksmus. 1763 metais menonitams pasitaikė proga išvengti persekiojimo, kai Jekaterina II pakvietė juos susigrąžinti Ukrainos regioną prie Juodosios jūros ir Dniepro upės ir paversti jį derlinga dirbama žeme. Mainais menonitams buvo pažadėta, kad jie galės gyventi kolonijose ir toliau kalbėti vokiškai. Iš jų nebuvo reikalaujama stoti į Rusijos kariuomenę ir jie galėjo laisvai garbinti Dievą. Tai buvo garantuota neribotam laikui. Pirmieji metai buvo žiaurūs. Vyravo ligos ir mirtis, tačiau po šių sunkių metų sekė beveik 100-metis ekonominio klestėjimo. Tai buvo menonitų aukso amžius. Tačiau kartu su jų klestėjimu prasidėjo dvasinis nuosmukis ir nutolimas nuo Jėzaus. Jų tikėjimas tapo šaltas, formalus ir tuščias. Tačiau 18 vyrų grupė, paveikta keliaujančio pamokslininko Eduardo Westo, bandė įtikinti tikinčiuosius, kad jie turi paklusti Kristui, vėl pradėti melstis ir būti vedami šventosios dvasios. Galiausiai 1860 metais šie 18 vyrų ir jų šeimos atsiskyrė nuo menonitų. Jie buvo pašaipiai vadinami broliais arba broliais menonitais. Nuo 1874 metų dėl politinių neramumų ir didėjančio Rusijos valdžios spaudimo situacija pasikeitė. Tūkstančiai menonitų, tarp jų ir broliškieji menonitai, ieškodami geresnio gyvenimo, migravo į Šiaurės Ameriką. Jie išsilaipino žemės ūkiui tinkančiose vietovėse. Įsikūrė Kanzase, Oklahomoje, Nebraskoje, Dakotoje. Vėliau Kalifornijoje ir kitose vakarų pakrantės dalyse.
Šiaurės Karolinos ir Pietų Teksaso bažnyčios prasidėjo nuo ankstyvųjų broliškųjų menonitų misionierių judėjimų. Šiandien visoje JAV yra 5 apygardos, 2 koledžai, teologijos studijų programos ir daugiau kaip 230 bažnyčių, kuriuose renkasi žmonės siekiantys sekti Jėzumi. Dievas toliau veikia ir darbuojasi per šią nedidelę, bet svarbę Jėzaus sekėjų grupę, vadinamą broliškaisiais menonitais. Ši įkvepianti istorija apie žmonės, palikusius ištikimybės ir gilaus įsitikinimo palikimą. Tai tarnystės, atjautos ir atsinaujinimo paveldas. Ši istorija pasakoja ne tik, iš kur atėjome, bet ir kas esame bei kur einame.